Aš esu Agnė Šimanskytė ir jau 7 metus užsiiminėju vandenlenčių sportu. Ir šiuo metu esu savo antruose namuose Turkijoje, netoli Antalijos, Hypnotics vandenlenčių parke. Hypnotics vandenlenčių parkas yra vienas geriausių parkų pasaulyje ir dėl to čia važiuoju daugiau negu 2 kartus per metus, praleidžiu čia turbūt daugiau negu 2 mėnesius metuose. Ir ne tik pati sportuoju, bet ir treniruoju kitus. Ir šiuo metu laukiu atvykstančios merginų stovyklos ir po jų atvyksta netgi 60 lietuvių. Hypnotics yra puikia vieta išbandyti vandenlenčių sportą tiek pradinukam, tiek pažengusiam sportininkam, todėl kad čia visą laiką šilta, geras oras, labai geros figūros, puikia aplinka, tvarkingi kambariai ir labai skanus maistas. Wakeboardai iš tikrųjų yra nuostabus sportas ne tik dėl to, kad kai plauki, dirba visas kūnas, dirba visi raumenys, tai tikrai labai geras dalykas vietoj sporto klubo. Ir šiaip, kas dar yra labai smagu šitam sporte, tai yra visa atmosfera, žmonės, nes tai yra ne tik plaukimas ant vandens, bet tai yra bendravimas su žmonėms, su kuriais tu kartu treniruojasi, kartu plauki, sutinki krūvas žmonių iš įvairiausių pasaulio šalių ir gali susirasti naujų draugų ir tiesiog puikiai praleisti laiką. Vandenlenčių sportas yra prieinamas visiems tiems, kurie žiemą važiuoja slidinėti, atostogauti kalnus, kurie važiuoja į Turkiją tiesiog į 5 žvaigždučių viešbutį nieko neveikti. Tai aš manau, kad tikrai visi gali, tai nėra kažkas labai ypatingai brangaus, bet tai yra labai daug gerų įspūdžių.